Agrokoncerno įmonių grupiai žemės ūkio sektoriaus lyderiai Baltijos šalyse priklauso 5 pienininkystės ūkiai. Iš viso jose laikoma apie 4000 melžiamų karvių. Per dieną bendrai ūkiuose yra primelžiama apie 100 tonų žaliavinio pieno, tai yra daugiau nei 36 000 tonų per metus. Gyvulininkystės ūkiams priklauso daugiau nei 18 000 hektarų žemės. Jose auginamos kultūros, iš kurių ruošiamas sveikas ir kokybiškas pašaras gyvuliams. Modernus melžimo robotai, automatinės šėrimo sistemos, įdiegtos galvijų bandos valdymo, raciono planavimo ir kitos programos leidžia optimizuoti procesus ir pasiekti gerus rezultatus. Pažangios technologijos padeda ištirti pieno kokybę, taip pat gyvulių sveikatą, įvertinti jų būklę ir savijautą. Agrokoncerno įmonių grupės ūkiuose primelžiamas pienas išsiskiria savo kokybiniais parametrais. Jie yra 2 geresni už nustatytą normą. Visose ūkiuose griežtai laikomasi aukštų kokybės, gyvulių sveikatos ir gerovės standartų, kurie padeda užtikrinti pieno gamybos kontrolę ir išskirtinę kokybę. Turėdami žinių, patirties ir profesionalią komandą, plečiame gyvulininkystės veiklą. Radviliškio rajone pradėjome didžiausio ir moderniausio Europoje karvių komplekso statybas. Jas užbaigti planuojama iki 2026 metų vidurio. 53 hektarų komplekso teritorijoje bus laikoma apie 10 000 galvijų, iš jų daugiau nei 4 000 melžiamų karvių. Planuojama, kad per dieną bus primelžiama virš 140 tonų žaliavinio pieno, per metus daugiau nei 51 000 tonų. Šis karvių fermų kompleksas yra pirmasis iš numatytų dar 3. 4 nauji kompleksai ir šiuo metu jau turima melžiamų karvių banda sudarytų sąlygas auginti apie 20 000 gyvulių ir primelžti iki 800 tonų pieno per dieną. Projektas būtų pilnai įgyvendintas, pastačius pieno perdirbimo gamyklą, kuri turėtų tiesioginį ir nenutrūkstamą aukštos kokybės pieno tiekimą iš grupiai priklausančių fermų. Šalia kiekvienos iš fermų bus statoma biometano jėgainė. Biodujos jėgainėje bus gaminamos iš ūkiuose susidarančių gyvulinės kilmės atliekų, išvalomos ir tiekiamos į magistralinį dujotiekį. Per metus 4 biometano jėgainėse planuojama pagaminti apie 8 milijonus kubinių metrų biometano dujų. Perdirbtos gyvulinės kilmės atliekos bus naudojamos tose pačiose ūkiuose kaip biotrąšos. Toks fermose taikoma žiedinės ekonomikos ciklas mažina šiltnamio efektą sukeliančių metano dujų išsiskyrimą į atmosferą ir prisideda prie tvaresnio ūkininkavimo. Šiam perspektyviam projektui yra ieškoma strateginio partnerio, kurį domina investavimas į žaliavinio pieno gamybą arba perdirbimą. Stabilumas, patikimumas ir kokybė. Visą tai galime užtikrinti savo partneriams su patyrusia Agrokoncerno įmonių grupės komanda.